Sveiki, turiu kelias valandas prie ežero, kol vaikai maudosi. Ir dėl to savo istorijos, kurią pasidalinau apie gėdą ir Premos dalyviai, nes dėsčiau ten apie neigiamas emocijas, daugiausiai apie pyktį, paklausė vienas iš dalyvių, o kaip su gėda yra? Kaip ir apie pyktį jau yra aišku, tai kaip yra su gėda? Tai dabar noriu padaryti tokį trumpą, neilgą live apie gėdos jausmą. Manau, daugumai jis bus naudingas ir reikalingas. Taigi, gėda yra, kaip visi jausmai, turi ir savo pliusą, pliusinę tą pusę, ne, ir savo šešėlinę pusę. Tarp kitko, parašykit, ar mane gerai girdit, nes aš viešoje vietoje prie ežero, tai parodysiu jums. Va taip va gražiai sėdžiu. Mano, va, 2. Tai parašykit, prašau, ar gerai mane girdit. Ar yra prasmės dabar daryti laivą, ar išgirsti tai, ką sakau. Nes tikrai labai gerą gavau klausimą apie gėdą ir įrašiau kelis voisus, bet pagalvojau, kad jeigu rašysiu tokį trumpą live, tai bus naudingiau visiems. Taigi, koks yra pliusas gėdos jausmo, ne, kam jinai yra reikalinga? Tas jausmas mums padeda būti socialiai priimtiniems, ne? Kad grubiai tariant, aš visada mėgstu pavyzdžius parodyti iš kraštutinumų, tai kad aš žinočiau, kad negalima užeiti į bažnyčią ir apšikti altoriaus, tai gėda, kad nebūtų gėda, taip? Tai taip mūsų auklėje, taip mes tampam tinkami bendruomeniai ir nieko tame blogo nėra, nes mes esam socialūs padarai ir mums reikalingi yra kiti žmonės, ir savo augimo, ir tam, kad galėtume iš vis kažką daryti, ir žmogus negali gyventi vienas, taip? Tai netgi senovinėse gentise būdavo tokia didžiausia bausmė kai kur, kad tiesiog visas miestelis pastatydavo tą nusikaltėlį kažkokį, kuris blogai pasielgė ir gėdindavo. Tai nebūdavo nieko baisiau, negu mane pirštais užbadys ir gėdins, taip? Bet aišku, jeigu lyginti visus neigiamus jausmus, jeigu juos visus paimt, pyktį, baimę, pavydą, nuoskaudas, aš nežinau, ten susierzinimą, įtūžį, kas ten dar tokio yra, tai visi tie jausmai, kuriuos dabar papasakau, jie turi savyje energijos užtaisą, netgi baimę. Dauguma galvoja, kad baimės, sustingau iš baimės yra toksai, ne? Bet tai yra jau pasiekmė, tai yra mano reakcija į tai, ne? Jinai truputį yra tokia kaip antras žingsnis. Visgi, kai aš jaučiu baimę, aš visų pirma gaunu energijos tokį užtaisą, akumuliatorių, tam, kad galėčiau kažką su tuo padaryti. Na, įsivaizduokit, tarkim, užsilaikiau darbe, turiu paimti mažą vaiką iš darželio, taip, ir einu savo greitai bėgu, galvoju, kad darželis tuoj užsidarys, aš išsigastu, kad kaip čia, aš spėsiu aš ar ne, ar mano vaikas ten vienas ar ne, ir aš jaučiu baimę, taip, įtampą baimę daugumoj, ir jau turiu tą energiją, jinai nėra maloni galbūt, bet aš turiu tą energiją, kad aš paskubėčiau, kad aš drąsiau, nežinau, vairuočiau ir kažkaip pamirščiau kitus dalykus, apie kuriuos galvojau ir galų gale laiku paimčiau vaiką. Taip, tai yra jausmai, tokie kaip gėda ir kaltė, kurie atvirkščiai energiją atima. Tai yra jausmai, kurie ne tai, kad neturi, bet jie energijos savyje, jie realiai iš mūsų atima energiją ir galimybę veikti. Kuo blogai yra gėda ir kaltė, tie jausmai panašus, bet yra skirtumų tarp jų. Blogybė yra tame, kad kai kas jos jaučia ne pagal situaciją, taip, nėra nieko keisto, nieko blogo, jeigu jūsų gyvenimas pilnas emocijų yra, kupinų įvairiausių. Ir karts nuo karto jūs galite pajausti gėdą. Tai yra normalu, taip. Kiekvienas galim padaryti failą ir situacijoje, pagal situaciją pajaust gėdą arba kaltę, taip. Ir taip mes neteksim energijos, mes galim labai stipriai nusiminti ir taip toliau,
Bet tai yra pagal situaciją, aš galiu panagrinėti, kodėl šitokioj situacijoje aš ten vienaip ar kitaip pasijutau. Problema yra tada, kai gėda tampa tokia egzistencinė, kai tai yra visa apimantis jausmas, gėda arba kaltė. Problema yra dar kame, kad mes to nežinom ir nejaučiam. Labai retai kas ateina ir sako, žinai ką, aš jaučiu kaltę dėl visko. Žmogus apie taip niekada nekalba. Tai yra labiau mano užduotis, jis gali ateiti sakyti apie lieknėjimą, apie tai, kad jis ten nieko nenori, netgi žino viską, ką daryti ten ir kad kaip sportuoti, kaip valgyti, bet jis nieko negali padaryti. Arba jis negali dirbti ten kokius stories, pavyzdžiui, rašyti. Tiesiog jis yra visiškai tarsi sustabdytas, sustingęs, jame nėra gyvybės ir atrodo, kad ir ką padarytų, tai yra tiesiog neįmanoma išlysti. Ne? Ir ta gėda jinai gali gimti kaip tokia egzistencinė, ne? Kaip pagrindinis jausmas, kurį aš jaučiu vaikystėje. Bet aš nemokėsiu net kito pavadinti, aš nemoku net kito įvardinti. Todėl mano kaip specialisto jau užduotis, kai žmogus šneka ir aš turiu išgaudyti tokius požymius, kad tai galėtų būti visgi ne kiti jausmai, ten daug jausmų gali būti, bet kad tai būtent pagrindinis jausmas yra, tarkim, gėda. Tokie patarimai jums, pastabos, taip? Jeigu jūs jaučiat gėdą, kuri nepriklauso nuo situacijos, tai nėra kaip taškas jūsų gyvenime kažkoks, ne, taškinis toks jausmas, o jūs tiesiog atrodo dėl visko jaučiat gėdą, tai šitą reikia būtinai keisti, nes tai trukdo jums kiekviename žingsnė. Kuo daugiau jūs įklimpsit į tą jausmą gėdos arba kalties, tuo mažiau jūs galėsit veikti. Man sekasi žmonėm, žinot, kaip čia pasakyti gražiau, aš turiu tokį pliusą galbūt tame, kad pas mane žmonės dažnai ateina dėl paviršutiniškų dalykų, atrodytų, negaliu sulieknėti, negaliu valgyti, nežinau, ką čia su savim padaryti, nieko nenoriu. Tokie, žinot, nerimtos tipo problemos. Tai išvaizda apie grožį, apie negaliu sportuoti, neturiu valios, tai visi šitie negaliu padaryti, žinau, ką daryti, bet atrodo noriu ir kažkaip bet, va tas visą laiką bet. Neturiu jėgų, atrodo rankos nusvyro, kūnas sunkus, pečiai nuleisti, norisi pasislėpti, nedrįstu eiti, nedrįstu prašyti, nedrįstu kalbėti, kas aš tokia, kad. Tai viskas yra gėda ir su ją reikia būtinai dirbti, nes jinai atima iš jūsų gyvenimą, ne kitaip. Jūs neturite teisės tada gyventi. Grubiai tariant, pasiekmės šito yra tokios. Priešnodis gėdai. Ir vėl čia įdomus dalykas, kurį aš patyriau ant savo kailio irgi, nes man tai yra būdingas jausmas. Gėda nebūtinai turi vaikystėje, ten stipriai, žinot, išsivystyti. Tai gali būti ir santykiuose, darbe, kažkokiuose įvykiuose, paauglystėje. Bet esmė yra kame, kad jeigu jūs, suaugęs žmogus, po pokalbio, kuriame jūs galėtumėt pasakyti, atrodo viskasgi gerai, žmogus geras, kalbėjom gerai, viskas buvo ok, logiškai, gal tikrai čia reikėtų, gal čia aš neteisus, ne, va tokie visokiausi pamastymai. Po tokio pokalbio arba po savo, taip, kita versija dar gali būti. Kaip ir buvo viskas gerai, aš, pavyzdžiui, parodžiau pyktį, va čia labai stipri sąsaja. Aš pasakiau apie savo rėmus, aš pasakiau, kad su manim taip negalima, aš parodžiau, kad man nepatinka, nesvarbu ką, mamai, vyrui, bosui. Ir jeigu po to, iš karto, po kelių dienų, aš jaučiu gėdą, kaltę, tai tikriausiai manimi manipuliavo. Ypatingai moteriams noriu atkreipti dėmesį, jeigu jūs po pokalbių, po pasimatymo, po kažko tokio su vyrais jaučiat susigėdinimą, kaltę, kažkaip taip, ir įsitikit, ir netgi turit įrodymą, kodėl tikrai jūs ten gėdingai pasielgėt, tai pagalvokit, ar jumis netyčia nemanipuliavo, nes manipulacijos esmė tame ir yra, jinai nėra pastebima, jinai yra užpoliruota, jinai yra paslėpta, jinai dažnai prasideda kažkokiu tokiu mus pakelia iš pradžio, ne, tokiais komplimentais, o po to labai stipriai nuleidžia arba pagėdina. Iš kur tai kyla? Iš vaikystės, jeigu trumpai, nes gėda yra lengviausias būdas mumis manipuliuoti. Tai yra labai galingas dalykas,
padaryti taip, kaip tėvai nori, kad vaikas elgtųsi. Ir mes irgi taip ir elgiamės ir su savo vaikais, ir su bendradarbiais, ir su draugiam kartais. Tai yra labai giliai mumise toksai kaip kodas, žinot, įrašytas. Todėl tai yra sunkus, ilgas darbas tai pakeisti, kad irgi nekalbėt taip su savo vaikais ir taip toliau. Kaip pavyzdį, labai dažnai, jeigu jūs jaučiat gėdą po pokalbių, kuriuose buvo susierzinimas, pyktis ir jūs kažką tokio apie save pasakėt, apie savo ribas, apie savo poreikius ir dėl to pasijutot sugėdinti, pajutot gėdą. Ypatingai jeigu jūs pranešėt apie savo poreikius ir pajutot gėdą, tai reiškia, kad jums reikia bėgti iš tų santykių, bent jau kažkuriam laikui, reikia pasitraukti, nes yra toks labai fainas posakis, ten, kur aš susirgau, aš išgyti negaliu, reikia kitos aplinkos. Dar vienas mitas apie gėdą, rašykit prašau klausimus gerai, nes jeigu nerašysite, tai aš to ir baigsiu, tiesiog informaciją pasidalinsiu, o jūs jau spręskit. Dar vienas jausmas apie gėdą, pamiršau, ką norėjau sakyti, užduokit klausimų. Dar mitas vienas apie gėdą. Nu gerai, tarkim, paimkim tokį kraštutinumą, ne? Matėt tikriausiai filmą Game of the Thrones serialą ir kai ta karalienė, ta piktoji, kuris su broliu miegoja, nepamenu dabar vardą, kai tas religinis kažkokia organizacija ją pagrobė ir po to apkirpo trumpai ir liepė eiti per visą aikštę, kad žmonės ją žiūrėtų ir gėdintų. Taip, ir jinai ėjo pakelta galva ir po to, aišku, sunaikino visą tą organizaciją ir labai gražiai. Tai vat, mums atrodo kartais, paimkim tokį pavyzdį iš šito, bet truputį prie gyvenimo. Tarkim, yra kokia nors moteris, kuri gėdėjasi savo kūno, savo lynių, galbūt svorio, gal raukšlelių, gal randų, gal dar kažko, gal tiesiog jai įskiepyta į galvą, kad jeigu seksualumas yra jos gėda, moteriškumą rodyti yra gėda. Čiagi ne visada toks tiesioginis sakinys, jis gali būti tiesiog, žinot, mama gali ne jums sakyti, bet aptart, pavyzdžiui, visas šitas kaiminės, kaip jos čia rengiasi, kaip jos čia elgiasi, fu. Ir mergaitė jau galvoja po to apie save, kad jeigu aš taip apsirengsiu, jeigu aš parodysiu tą savo seksualumą, grožį, kūną, dar kažką, tai čia bus jau gėda. Ir jinai negali, tarkim, jinai šiaip tokia drovi tipo. Po to negali kažkur, nežinau, į vakarėlį eiti, kai kitos ten gražiai apsirengusios, jai gėda, jinai nori pasitraukti, dingti, tas gėdos jausmas yra toks pasitraukti, dingti, kad manęs nematytų, kad aš neegzistuočiau. Tada eina, pavyzdžiui, susitinka su vyru, susipažįsta, va čia turėtų būti meilė, romanas, viskas gerai ir santykiai gražus. Ir jinai irgi negali, tarkim, pasirodyti, arba ten kažkaip eina į tos santykius intimius, kad yra, bet jinai negali atsipalaiduoti, jai visą laiką gėda, jinai visą laiką galvoja, kaip ten pilvą paslėpti, ar jinai čia dar gerai daro, ar kaip čia tos išmintingos moteris taip elgiasi, ar padorios moteris taip elgiasi ir taip toliau. Kad ir ką paimsim, jinai tiesiog, pavyzdžiui, gėda uždirbti pinigų, ne? Nes tik žulikai turi daug pinigų, ne? Ar kaip aš čia gėda paprašyti. Tai ta gėda, jinai išlenda visur, kaip toks fonas gyvenimo. Ir tada, kai mes norim su tuo kovoti, pavyzdžiui, prisiskaitom knygų, jaučiam, kad viskas, jinai jau aptiko, kad mane nervina šitą gėdą, aš noriu jos atsikratyti. Ir tada būna kartais toks mitas, kad tam, kad aš atsikratyčiau gėdos, aš turiu save, tą jautriausią dalį savęs, užstumti taip, ir padaryti grubiai tą sensėją, man atrodo, Sirsėja kažko, nežinau tos vardas iš to filmo, bet padaryti va taip pat. Reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, man gėda dėl savo kūno, seksualumo, moteriškumo, tai aš tada turiu padaryti kokią nuogą fotosesiją, arba ten būtinai nusifotografuoti Playboy žurnalui, arba išeiti nuoga į katedros aikštę ir maždaug atlaikiau šitą, nieko nebijau. Bet tai yra blogas sprendimas, tai yra iš tos gėdos, iš tos viso pykčio, iš tos energijos, kuri tiesiog susikaupusi, padarytas klaidingas žingsnis, kai aš ir toliau save stumiu į kažkokią tai labai neaiškę situaciją, kurioje tikėtina man skaudės. Tai nėra
jautrus, nuoširdus, toksai atsargus, švelnus elgesys su savimi, taip? Ir dabar žiūrėkit, kokią sąsają su svoriu. Kai mums trūksta švelnumo savo iš savęs, kai mes nemokam, negebam būti švelnios savo, reiškia, tokios nepersidirb, čia pamiegok, čia negailestis, bet švelnumas. Yra rusiškas geras žodis, gal parašysit kaip jis lietuviškai, kad su tuo atspaudu, бережное отношение. Tai parašykit, prašau, jeigu kas žino, kaip tiksliai išverst, man labai patinka tas, bet kadangi aš ne rusė ir ne lietuvė, tai kartais sunku yra tinkamą spalvą išgauti. Tai jeigu kas žinot, padėkit, prašau. Man negėda paprašyti pagalbos, matot, kaip yra. Tai kai man trūksta to tokio švelnaus elgesio su savimi, tokio rūpesčio savimi, tokio tikro gero, tai saldumynai, saldus maistas atstoja tą tokį švelnumą savo. Tada būna, tai yra viena iš tokių istorijų, kad kodėl moterims kartais taip sunku yra atsisakyti saldumynų, nes tai tarsi yra vienintelis, žinot, zefyras, rožinis, vata ta, rožinė ir gera, tai yra vienintelis švelnus jausmas, būdas parodyti švelnumą savo. Tas yra visiškai klaidinga ir netiesa. Tai mitas apie gėdą, kad tam, kad ją nugalėti, aš turiu save stumti į tai, aš turiu save, žinot, išbandyti. Tai yra netiesa. Vienintelis priešnuodis gėdai yra savivertė, savivertės kėlimas. Ne ego, ne išsipūtimas, ne, davai pažiūrėkit, aš ištversiu ir šitą, o būtent, wow, Beta, tu esi verta. Čia verta, ir čia verta, ir čia verta. Ir dabar pasakysiu, galit visi, kas žiūrit, padaryti trumpą pratimą, galbūt atliksite jį vėliau, jeigu ne dabar, pasidalykit, prašau, tada savo įžvalgom. Bet jeigu galėtumėt užsimerkt, patogiai atsisėst, pasikliaut pasąmonę ir įsivaizduoti būtybę, kuria yra gėda. Kokia tai yra būtybė, kaip jinai atrodo. Tiesiog būtybė, bet kas iš multikų, tikra, netikra, gal save matysit, kaip atrodo, žiūrėkit į tą būtybę, pažiūrėkit, kaip tai atrodo. Tame nėra jokios gyvybės, energijos, atrodo, jei uždrausta yra gyventi, vienintelis, ką jinai gali pasislėpti, taip, kas yra labai blogai. Todėl priešnuodis, dabar pasakysiu kelius sakinius, o jūs juos konvertuokit į save ir naudokit, nes tai yra vienintelis priešnuodis. Tai yra ilgas darbas, tam yra būtina pakeisti aplinką arba reikėtų gerai ten negalit pakeisti aplinkos, tai bent jau pasitraukti iš kenksmingos, toksiškos aplinkos tam tikram laikui arba rasti aplinką, kurioje jūs stiprins. Taip? Ta aplinka, kurioje susirgot, negali jūsų išgydyti. Negali. Ir žmogus, kuris dirba su savim ir jis truputį kažką pakeičia, nežinau, meditacijoje buvo, kokioje sąmoningumo praktikose, premoj buvo, ne? Ir jis toks, jau pasijuto, jau ta energija įsiskiria ir jis dažniausiai bėga ten, kur susirgo, pas mamą, pavyzdžiui, ne, pas vyrą, į šeimą, ir tais jautriausiai savo tom emocijom pasidalina. Ir ten ir vėl nukerta jį. Todėl labai svarbu, jūs dažnai užduodat tokį klausimą, tai irgi yra susiję ir su lieknėjimu, bet su visom temom. Tai kiek man reikės sesijų? Tai žiūrėkit, tam, kad aš suprasčiau, kad jūs esat gėdoj ir galbūt netgi tą epizodą tos gėdos pradėti, man užtenka vienos sesijos. Tikrai užtenka, jeigu ryšys bus. Gerai 3, jeigu ten reikia susipažinti ir viskas yra paslėpta ir praeiti ten visus kažkokios ten dar istorijos sluoksnių daugiau. Bet to užtenka. Bet jums to neužtenka, kad pasikeltų savivertė. O čia yra skirtumas koks. Nes jeigu, jūs turite aplinką, kuri jūs palaiko, taip, kuris saugo jūs ir padeda savivertę kelt, savivertė nesikelia, tipo pasėdėjau, pagalvojau apie save gerai. Tai yra visą laiko kontaktė su kitais žmonėmis. Tai terapeutas, pavyzdžiui, aš reikalingas ilgalaikiam bendradarbiavimui tam, kad grubiai tariant susikurtų santykiai. Gerai, negalit susikurti ten meilės santykius, draugystės santykius, šeimos santykius, tai bent jau terapeutas jūsų turėtų būti šalia jūsų ir būti tas žmogus, kuris palaiko, kuris gali paimti ant rankyčių, kai jums yra sunku, kuris gali tiesiog išklausyti, kuris yra jūsų pusėje, kuris sako jums tos žodžius, kad viskas su tavim yra gerai, dabar tu jautiesi blogai, bet tu nesi blogas žmogus, pavyzdžiui, ne? Ir
žingsnis po žingsnio, kiekvieną tą situaciją, ją kažkaip susprogdinti, pažiūrėti, kas ten viduj ir palaikyti jūs. Tai kartais tai yra draugai tampa tokiais, ne, jeigu turit gerus draugus. Kartais tai gali nepažįstamas kažkoks, nežinau, kaimynas, su kuriuo persimetėt keliais žodžiais. Man, pavyzdžiui, savo laiku tai tapo kosmetologė, kuri po to jau tapo mano draugė. Aliona, labai širdingai dėkoju, jeigu žiūrėsi, žinau, kad žiūri. Tai man tai buvo, širpuliukai net prabėgo, kažkurio momentu žmogus, kuris ne tik darydavo man makiažą ir gražindavo ir sakydavo, oi, kokia tu graži, bet ir mes tarp makiažų pasikalbėdavom ir jinai tapo kažko tarp mamos ir draugės su tokiu tiesiog meilė ir tokiu, žinot, švelnumu, kurį sukūrė tą. Po to tuo tapo ir iki šiol yra mano psichologė Irina ir mano mokytoja ir mentorė ir pas kurią aš einu supervizijas. Ir tai yra būtina tokia kaip higiena ir kad aš nesubirėčiau, nes visi žmonės tai yra normalu, taip, ir aš nuo vaikystės turiu tą savyje, todėl karts nuo karto normalu, kad mane galima išmušti iš vėžių, tai yra visiems būdinga, todėl jūs turite tai žinoti ir ieškoti aplinkos, draugų, festivaliai, pavyzdžiui, visokiausiai, ne, bet dar geriau, kad tai yra terapeutas, o kai mes, jeigu kalbėtume apie svorį, tai čia yra ilgalaikis procesas, dėl to ir reikalingas yra ta tipo draugystė, taip, santykiai. Ir daugybė yra visokiausių tokių niuansų, kur atrodo, surasti ir išspręsti per vieną sesiją galiu. Bet tam, kad žmogui pasikeistų gyvenimas, kad jis pats, žinot, prisilietė, pavyzdžiui, padirbo vieną sesiją, wow, ant sparnų, vat mes su Iveta, mano sena klientina atėjo dėl lieknėjimo. Visiškai sužlugdytas žmogus, mes padarėm, viskas tvarkoj, sesija, jinai ant sparnų, rašo man vakare, o dabar prasidėjo skyrybos su vyru. Ir mes bendraujam jau praktiškai metus, ne apie lieknėjimą, bet jinai keičiasi ir ten, o tiesiog aš esu tas palaikymas, kur galima ir išspręsti problemą, ir tiesiog gauti palaikymą ir tą tokią, žinot, priėmimą, ne, tą meilę tiesiog žmogui. Ir tai yra labai svarbu surasti tokį žmogų, jeigu jūs esate tame gėdos jausme, taip ir būti, tai gali būti keli žmonės, organizacija, terapeutas, tai jau spręskit patys, kas jums atsiliepia. Tai dabar burtažodžiai, taip, apie gėdą. Jūs užduokit savo klausimus, pastabas parašykit, o aš svarbiausius žodžius ir tada paskaitysiu, ką rašot ir atsakysiu ir tada jau uždarysiu laivą. Burtažodžiai. Nėra, jeigu tau, nežinau, gėda viešai kalbėti, tai davai vaik į sceną ir kalbėk. Tikimybė yra, kad dar labiau bus gėda ir trauma gausi dar didesnė. Taip, su savim reikia gražiai, atsargiai, su meilė ir švelnumu. Todėl gėdos burtažodžiai, kurie nuima gėdą, skamba maždaug taip. Netgi va tokia dūra, nevykėlė, nežinau, stora, negraži, neturtinga, tu man tinki. Vat man kitokios nereikia. Būtent tokia, kokia esi, tu man ir tinki. Aš neiškeiščiau tavęs į kažkokią tai lieknesnę, turtingesnę, tobulesnę, gražesnę, ten dar kažkokią iškalbą. Dar vienas sakinys, kuris gali tapti, sakau, čia kaip mantra jūsų. Kitokios savęs aš jums neturiu. Aš čia jums irgi tą sakau dažnai. Kitokios savęs aš jums neturiu. Kokia esu, tokia esu. Kreiva, škreiva, kažkur durna, kažkur žodžius maišau, kažkur dar kažką dar. Kitokios savęs neturiu. Ir netgi jeigu visas pasaulis nuo manęs atsisuks, netgi jeigu visi aplinka ten tėvai čia gali rašyti savo pirštais rodys ir sakys fu, aš vis tiek su tavim. Aš būsiu tas žmogus, kuris visada bus su tavim. Tai va tai iš tikrųjų jaučiat skirtumą tarp to, blemba, tu gėdėsi, davai varyk dar. Dažnai dabar madinga, ne, ir gerai, kad žmonės tai daro, dirba su savo vidiniu vaiku, jie atranda, džiaugiasi juo, bet tada padaro tokią klaidą. Ta savo vidinį vaiką, tą trapiausią dalį, tarsi kare į pirmą liniją pirmo fronto liniją stumia, ne, kas nėra gerai. Tai yra tiesiog pasityčiamas ir vėl toksai negražus elgesys su savim. Todėl su savim reikia gražiai elgtis. Tai dabar užduokit savo klausimus, aš grįšiu ir paskaitysiu, ką jūs parašėt. Labai saulė šviečia, aš visą. Čia tas pats, kaip vaikščioti su užtaisytų pistoletu.
aš sakyčiau, tas užtaisytas pistoletas, tai žinot, kas tai yra? Tai kai mes nesuprantam savo jausmų ir ypatingai nesuprantam savo poreikių ir nenorim girdėti savo poreikių ir nesuprantam savo ribų. Va tai yra užtaisytas pistoletas. Nes jeigu aš įsitikinęs, kad, arba net nežinau, pyktis nėra nukreiptas prieš kitą žmogų. Pyktis, susierzinimas man parodo kartais, kad mano riba būtent čia. Nu, pavyzdžiui, ir jinai gali keistis. Tarkim, vaikystėje jų buvo mažiau, taip, paauglystėje mes atkovojom tas savo ribas, o po to, pavyzdžiui, su kažkuo buvo va taip ir jūs net nežinojot, visą gyvenimą buvo gerai, bet atsirado naujos žmogus, naujos pareigos ir netikėtai jūs jaučiat pyktį. Tiesiog, atrodo, nieko nevyksta, o jūs pyktį jaučiat. Tai galbūt tai yra pyktis, tas praneša jums apie tai, kad jūsų ribos dabar yra kur kas platesnės ir tas naujas žmogus apie tai nežino, ar jūs net nežinot. Tai galbūt tiesiog reikia tą energiją pykčio tam ir panaudot, pranešt, suprast. Ai, tai mano ribos dabar prasiplėtė, pasirodo, aš va tiek erdvės užimu, man šitas yra svarbu, aš turiu šitą proburną, žinai, pranešt ir tada jau pranešt, kas bus, jeigu jūs užlipat į mano tas ribas. Jeigu aš šito nesuprantu, jeigu aš save užtildau, tai dažniausiai aš sprogstu tiesiog arba ant savo artimųjų, taip, ir kažkur turiu, žinot, tos žmonės, kurie išoriai darbe atrodo labai tokie besišypsantis, o kur nors, kai lieka vieni, sprogsta. Ir namie yra tironas, taip, tai va, jie neišlipa iš to trikampėlio auka. Taip, prisitaikėlis, taip, auka prisitaikėlis, tai yra iš esmės tas pats, o tada budelis arba gelbėtojas ir jie vaikšto, bet tame nėra laisvės. Tai užtaisytas pistoletas, aš manau, čia yra. Dar blogiau, jie tą pyktį turi kažkaip kitaip išleisti, užmalšinti. Tai vat maistas, alkoholis, rūkymas ir taip toliau tampa nuskausminamaisiais. Irgi toks variantas. Tada tai yra jau pyktis ne išorė nukreiptas, o aš nukreipiu į save ir tai tampa saviplaka, savibauda, autoagresija, taip, iki psichosomatinių rimtų ligų. Tai va čia yra užtaisytas pistoletas. Ir kartais tokie žmonės, kurie ilgai, jie nėra psichai, žinot, kai mes matom, kai ten į mokyklą atėjo su šautuvu, tiesiog žmogus visiškai nesuprato savo jausmų, labai augo tikriausiai presijai dideliai ir jis negali jų rodyti ir toliau. Po to sprogsta va tokiu būdu, nes tai matot, kartais televizijoje netgi. Bet gėda tokio neduos tikriausiai, čia pyktis jau kai kilo. Ką daryti, jauti gėdą ir nori pasislėpti nuo visų. Pažiūrėti, ar tai yra situacinė gėda, ne? Bet tai, kad tu jau aprašai, tai aišku, kad tai nėra situacija, tai yra tarsi gyvenimo būdas. Šitą reikia pradirbti. Pačiam gėdos jūs nepradirbsit niekada, arba labai ilgai tai užtruks. Kodėl papasakosiu trumpai, nes jūs taip įsivaizduojat pasaulį. Ir kiek kartų bandau kartais sesijų metu duoti žmogui laisvę. Ir labai dažnai sakau, ką tu pasakytum, ką tu padarytum. Ir ten nėra palaikymo, ten ir toliau yra įtaisyta programa. Tarp kitko, ko nepasakiau, labai labai svarbaus. Jeigu aš jaučiu pyktį, kaip pavyzdys, tai dažnai yra natūralus, man būdingas jausmas, jis yra mano tikriausiai. Taip, tai man tiesiog reikia suprasti, ką aš turiu su to padaryti ir kaip tai adekvačiai, neįžeidžiant nieko, pasiekti savo. Taip. Bet jeigu aš jaučiu gėdą, tai jumyse yra taip vadinamas introjektas, yra svetimkūnis. Ir jeigu jūs išrašysit, ką jūs galvojate apie save gėdos priepuolių metu, kodėl norisi nuo visų pasitraukti, dėl ko, vardan ko, ką jūs ten girdit, kokie balsai skamba. Jeigu jūs visą tai išrašysit, aš esu garantuota 99%, kad visi šitie žodžiai nepriklausys jums. Jie gali priklausyti vienam kitam kokiam nors žmogui, taip, arba surinkti iš visų.
Tai jūs galit ką daryti, jeigu jūs vienas ir nieko neturit ko paprašyti pagalbos. Tai pirmas dalykas, išrašykit visas tas žalingas mintis, kodėl jūs ten bijot. Nu, kas bus, jeigu jūs išeisit į tą viešumą, kas atsitiks. Nu, jūs ten, kodėl negalima, nevykėlė, durna, nedrįsk ten ir vėl pridarysi klaidų, sugadinsi kažką. Nu, ten visą tą eilę visų blogiausių minčių apie save. O tada pagalvokit, kam priklauso šitos mintis. Ar tai tikrai, pavyzdžiui, mano Ivetos mintis, ar tai yra žodžiai, kuriuos aš prisigaudžiau kaip virusus iš svetimų žmonių, artimų žmonių, nesvarbu. Todėl ir jeigu jūs matote akivaizdžiai, kad jumise, grubiai tariant, įstatyta USB su kenksminga programa, ją reikia ištraukti. Galite padaryti pačios, valio, negalit, kreipkitės. Daug yra dabar technikų, kas gali padėti. Scenos baimė, nu, jeigu tu sakai baimė, taip, scenos baimė. Žiūrėkit, mes nesam robotai, kurie jaučia vieną jausmą, dažnai jausmai yra sumaišyti, jų gali būti galybė ir daug. Taip, dėl to, jeigu mes kalbėsim žodžiais, va dabar kaip su jumis, nu, pavyzdžiui, apie scenos baimę, tai mes galim labai daug ką išvardyti. Aš bijau ten, pavyzdžiui, pridaryti klaidų, kad iš manęs juoksis, taip, tai čia yra mano baimė. Tada aš bijau būti nepripažinta, išstumta, daugiau niekas manęs nepakvies ten į sceną kalbėti ir taip toliau. Tai čia yra baimė ir jinai yra su energija. Taip, su kokia energija, aš ten visa drebu, jeigu aš užsuksiu save, tai galbūt tada jau bus panikos ataka, aš išeisiu į sceną ir man ten, nežinau, negalėsiu kvėpuoti ir negalėsiu kalbėti ir tai bus jau sugalvota. Bet jeigu aš, kaip pradžioj Agnė rašė, noriu nuo visų pasislėpti, man scena, man reikėtų į ją išeiti, aš suprantu, mane pakvietė ir po 5 minučių turėjau eiti, o aš noriu pabėgti, aš negaliu net išeiti. Aš, pavyzdžiui, asistentai sakau, žinai ką, man pilvas skauda, tu eik pasakyk, tai yra jau gėda. Ir jeigu mes žodžiais su jumis taip kalbėsim, tai čia galima labai diskutuoti daug, ne? Ir aš irgi galiu nežinoti, ką aš jaučiu. Dėl to emocinė vaizdinių terapija labai yra veiksmingas būdas. Aš jums tiesiog užduočiau vieną klausimą, kaip tu tai jauti kūne, į ką tai yra panašu ir mes sužinotume, kas tai jum yra. Viskas. Ir galima būtų su to dirbti, netgi neįvardinant, ne? Jeigu reikėtų. Taip, kokie dar klausimai? Viskas, ką žinau, nėra klausimų. Tai va tiek. Tai jeigu neturi daugiau klausimų, jeigu turėsi, tai žinot, kad čia dabar neišsisaugos, tai parašykit man asmeniškai, mielai atsakysiu arba padarysiu tokį laivą, nes visada yra fainai. Matau, čia dar klausimas kažkoks, ne? Gerai, tvarka, viskas, ate, einu su vaikais maudytis.